apie žaidimą Riteris. Taigi aš pradedu filmuoti savo trečiąjį išlikimo epizodą. Taigi aš tai ir padarau. Biškį nesąmonė. Dabar aš čia biškį statau savo namelį. Ne kokiu. O bet. Va, biškį toksai nesąmonė, bet nieko tokio. Užtat gyventi turiu kur. Svarbiausia, kad turiu kur gyventi. Blemba. Kaip pasidaryti. Na va. Ai, blėt, ką aš čia darau? O, tepu dabar kepą. O, šūda svarbusis. Tai gerai, aš per tą laiką pamiegosiu. Na štai. Na va. Einu aš biškį galvo. O, blemba. What the? Na va, gerai, nu aš čia biškį vėl angliuką. Nu, kaip visada. Gerai, šiame epizode aš pradėsiu ieškoti Ironą, gal net deimantų rasiu. Ir pirmiausia, būtinai reikia Ironą. Na va, biškio akmenuką. Jeigu jau turiu, tai aš tai tą kastuvą, tai va biškį prasikasiu. Jūs čia biškį nematot, bet aš tik puikiai matau tiesiog. O, blėt. O, ne. Bet ir va. O, ne. Bet dabar aš irgi nematau. O, tu šūdė. Ką man čia dabar paladeglo, tai aš kažkai turiu. O, Ironas! Oi, na. Daugok, čia biškį net nustebęs pas. Kažkaip dažniausiai tai aš tiek nerandu. Kiek mes čia turim? 9. Ar gerai.
Blemba. O, va. Visai pamečiau. Nemoku išeiti iš čia. Na va, ir išėjau pagaliau tik. Ai, taigi ten aš. Tai va, puiku. Galėsiu eiti kasinėtis. Tai gerai grįžau. Aš gal bandysiu. Blemba. Senka akuma. Palaukęs. Na štai. Va. Žodžiu, nežinau, ką man čia dabar veikti. Bet jeigu jums... Blemba. Minutėlę palaukit. Kraunasi man čia bent kažkiek ar ne? Minutę. Nu gerai, krauna. Tai va, žodžiu. Jeigu norėsit rašyti komentaruose, tai būkite geri, tai padarykit, parašykit komentaruose, pavyzdžiui, ten klausimus uždavinėkit, aš juos atsakysiu, žodžiu. Na tai va. Tai gerai. Biškį aš čia. Ir beje, jeigu matote mano kanalo pavadinimą, tai ten parašyta Ieva Bukšaitė, tai ten mano mamos numeris, tai va, problema tame, kad aš net nemoku susikurti savo kanalo pavadinimo, tai va, kvailėlis aš biškį toksai. Vat, tai žodžiu, komentaruose rašykite, kai man ten reiktų pasidaryti ten tą savo kanalą, nes iš viso dabar kaip ir durkas atrodau. Tai žodžiu, kitose videos aš prižadu, filmuosiu ilgiau ir bus įdomiau. Taigi, susitiksime kitose